Pačiame mūsų Saulės sistemos pakraštyje už Neptūno orbitos yra mažas ir labai šaltas pasaulis, kurio beveik nepasiekia Saulės šiluma, ir tai yra Plutonas. Jis yra taip toli nuo Žemės, kad net Saulės šviesa ten beveik nepasiekia. Daugelį dešimtmečių mokslininkai žinojo labai mažai apie šį paslaptingą pasaulį. Iš tiesų daugumoje to meto teleskopų tai tebuvo mažas ir neryškus šviesos taškelis didžiulėje visatoje. Dėl to daugelis klausimų liko neatsakyti. Koks iš tikrųjų yra jo dydis, kaip atrodo jo paviršius ir kokias paslaptis jis dar slepia. Bėgant metams ir tobulėjant astronomų technologijoms, Plutono paslaptis pamažu pradėjo atsiskleisti. Ir vienas iš didžiausių netikėtumų buvo tas, kad Plutonas nėra vienišas. Tai pasaulis keliaujantis tamsioje kosmoso erdvėje. Taip, pasirodo, jis turi palydovą, keistą dangaus kūną, kuris yra beveik perpus mažesnis už jį. Tai Charonas. Iš pirmo žvilgsnio gali pagalvoti, kad tai tik paprastas mėnulis, skriejantis aplink Plutoną. Tačiau kuo daugiau mokslininkai tai tyrinėja, tuo aiškiau tampa, kad jų santykiai nėra įprasti. Iš tiesų yra astronomų, kurie tiki, kad jie abu sukasi vienas aplink kitą keistame gravitacijos šokyje. Ir tik jie turi tokį modelį ir visoje Saulės sistemoje nėra nieko panašaus. Tačiau klausimas, kaipgi buvo atrasta ši paslaptinga planeta? O kaip Charonas pakeitė viską, ką žinojome apie Plutoną ir kaip atrodo Charonas? Tačiau prieš pradėdami diskusiją norėčiau paprašyti jūsų paspausti patinka ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Tai mums, turinio kūrėjams, yra didžiulė pagalba. Taigi pradėkime. Viskas prasidėjo nuo mūsų. Viskas prasidėjo 90-aisiais. JAV karinio jūrų laivyno observatorijoje vienas astronomas vardu Jamesas Christis tiesiog atliko įprastą senų Plutono nuotraukų analizę. Jo tikslas buvo pagerinti skaičiavimus apie tikslę Plutono judėjimo trajektoriją kosmose. Analizuodamas fotografinės plokšteles, jis pastebėjo kažką neįprasto. Vietoj aiškaus šviesos taško kai kuriuose Plutono nuotraukose buvo matyti tarsi iškilimas arba išsikišusi dalis viename šone. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodė kaip paprastas kameros defektas arba atmosferos sąlygų poveikis fotografuojant. Iš tikrųjų, daugelis tų nuotraukų jau anksčiau buvo pažymėtos kaip brokuotos arba prastos kokybės, tačiau Christis nebuvo įsitikinęs. Jis turėjo patirties tiriant vadinamąsias dvigubas žvaigždes esančias vienoje sistemoje. Dėl to jis buvo susipažinęs su keistais raštais, kurie gali rodyti, kad viename vaizde yra du arti vienas kito esantys objektai. Jis dar labiau susidomėjo, kai pastebėjo, kad kitos žvaigždės toje pačioje nuotraukoje yra mažos ir nėra iškraipytos. Jei būtų problema su teleskopu arba Žemės atmosfera, visi objektai nuotraukoje turėtų būti paveikti. Tačiau taip nėra, tik Plutonas turi keistą formą. Būtent tada pradėjo formuoti stulbinanti galimybė. O kas jei tai nėra kameros defektas? O kas jei Plutonas iš tikrųjų turi palydovą? Kad tai patvirtintų, Christis peržiūrėjo daugelio metų archyvuotus stebėjimus. Jis išnagrinėjo senas nuotraukas, darytas dar 1960 metais. Ir dėl to tas pats raštas pasirodė vienas po kito. Keistas iškilimas vėl ir vėl pasirodydavo skirtingose vietose aplink Plutoną. Kartu su savo kolega Robertu Harringtonu jie stebėjo jo judėjimą daugelį metų, naudodamiesi stebėjimų duomenimis. Po kruopščios analizės paaiškėjo svarbus rezultatas. Pasirodo, tas paslaptingas objektas sukasi aplink Plutoną maždaug kas 6,4 dienos. Ir dar labiau stebina tai, kad jo greitis beveik tiksliai sutampa su pačio Plutono sukimosi greičiu. Ar tai paprastas sutapimas? Akivaizdu, kad jie atrado naują pasaulį – milžinišką mėnulį, kuris gravitacijos dėka yra susietas su Plutonu keistame šokyje galaktikoje. Iš pradžių jam buvo suteiktas laikinas pavadinimas S1978P1, tačiau vėliau Christis pasiūlė pavadinimą Charonas. Pasak jo interviu, šis pavadinimas kilo iš jo žmonos Šarlėnės pravardės, kurią jis vadino Šar. Jis taip pat pridūrė žodį on, kuris dažnai girdimas fizikos terminuose. Tačiau yra dar viena įdomi detalė. Netrukus po savo pasiūlymų jis sužinojo, kad pagal senovės graikų mitologiją Charonas buvo valtininkas, kuris perplukdydavo sielas į požeminį pasaulį – Dievo Plutono karalystę. Atrodo, kad vardas buvo nulemtas nuo pat pradžių. 1986 metais jį oficialiai pripažino Tarptautinė astronomų sąjunga. Nepaisant to, kuo daugiau astronomai tyrinėjo Plutono ir Charono sistemą, tuo labiau jie suprato, kad tai nėra įprasta planeta ir palydovas, kaip matome kitose Saulės sistemos dalyse.
Iš tiesų, būtent čia pradėjo keistis visas mokslininkų požiūris į Plutoną. Patvirtinus Charono egzistavimą, tyrėjai turėjo galimybę tiksliau išmatuoti visos jų sistemos masę, naudodamiesi palydovo judėjimu aplink Plutoną, ir rezultatas buvo netikėtas. Daugelį metų kai kurie mokslininkai manė, kad Plutonas yra didesnis ir sunkesnis, nei jis iš tikrųjų yra. Tačiau, kai pasirodė nauji skaičiavimai, paaiškėjo, kad jis yra labai lengvas, palyginti su dauguma mūsų Saulės sistemos planetų. Staiga tapo aišku, kad tai nėra maža Žemės versija. Tai keistas įšalęs pasaulis turintis savo susiformavimo istoriją. Tačiau dar labiau stebina tai, kas buvo atrasta apie Charoną. Kaip palydovų jis yra labai didelis, palyginti su pačia planeta, aplink kurią sukasi. Daugumoje planetų ir jų palydovų sistemų palydovas yra labai mažas, palyginti su pagrindinė planeta. Pavyzdžiui, nors mūsų Mėnulis atrodo labai didelis, kai žiūrime į Žemės, jis vis tiek sudaro tik mažą dalį visos mūsų planetos masės. Plutono ir Charono situacija yra kitokia. Jie tarsi du vienodo dydžio kūnai besisukančios viena aplink kitą. Dėl to jų sistemoje vyksta kažkas neįprasto. Paprastai planetos ir jos palydovo gravitacijos centras yra pačios planetos viduje. Tai reiškia, kad palydovas iš tikrųjų sukasi aplink, o planeta tik šiek tiek svyruoja. Tačiau Plutono ir Charono atveju tas centras yra tuščioje erdvėje tarp jų. Kitaip tariant, ne tik Charonas sukasi aplink Plutoną. Jie abu sukasi aplink nematomą tašką kosmose. Įsivaizduok du žmonės susikibusius rankomis ir besisukančius šokio aikštelės viduryje. Nei vienas iš jų iš tikrųjų nestovi vietoje. Abu jie juda aplink tą patį centrą. Būtent taip vyksta Plutono ir Charono sistemoje. Ir tuo jų neįprasti santykiai nesibaigia. Yra dar vienas reiškinys, kuris tokiu lygiu pasitaiko retai. Jei pažvelgsime į mūsų Mėnulį, tik vienas jo veidas visada atsuktas į Žemę. Taip yra todėl, kad Mėnulio sukimosi aplink savo ašį greitis yra toks pat, kaip ir jo sukimosi aplink mūsų planetą greitis. Tai vadinama potvyniniu sukaustymu. Tačiau Plutonas ir Charonas yra dar ypatingesni. Jie abu yra tarpusavyje potviniškai sukaustyti. Tai reiškia, kad kai Charonas žiūri į Plutoną, Plutonas taip pat žiūri į Charoną. Jei astronautas stovėtų toje Plutono pusėje, kuri atsukta į Charoną, jis visada matytų Charoną toje pačioje vietoje danguje. Charonas nei tekėtų, nei leistųsi. Tai būtų tarsi milžiniškas apskritimas, visam laikui pakibęs danguje. Tuo tarpu, jei būtum kitoje Plutono pusėje, niekada gyvenime nepamatytum Charono, net nė karto. Toks stiprus yra jų gravitacinis ryšys. Dėl visų šių neįprastų savybių daugelis astronomų pradėjo kelti klausimus. Ar vis dar teisinga vadinti Charoną tik Mėnuliu, o gal teisingiau būtų juos laikyti dviem lygiaverčiais pasauliais kartu besisukančiais kosmose? Ankstyvaisiais 2000 metais šis klausimas tapo svarbia dalimi augančiose diskusijose apie tikrąją žodžio planetą reikšmę. Kadangi Kuiperio juostoje už Neptūno orbitos buvo atrandama vis daugiau didelių ledo objektų, mokslininkų bendruomeniai darėsi vis sunkiau paaiškinti, kuo Plutonas yra ypatingas palyginti su kitais. Ir čia svarbus tapo duomenys iš Charono. Jie parodė, kad Saulės sistema yra sudėtingesnė nei paprastos kategorijos, kurias anksčiau naudojo mokslininkai. 2006 metais Tarptautinė astronomų sąjunga rimtai svarstė įvairias galimas Plutono ir Charono klasifikacijas. Buvo net keletas pasiūlymų laikyti juos dviguba planeta – dogma. Tačiau diskusijoms tęsiantis artėjo dar svarbesnis sprendimas. Sprendimas, kuris pakeis ne tik Plutono statusą. Jis pakeis viso pasaulio požiūrį į tai, kas iš tikrųjų gali būti laikoma planeta. Tačiau astronomus jau seniai kamuoja dar didesnis klausimas. Jei Plutono ir Charono santykiai tokie ypatingi, kaip viskas prasidėjo? Daugelį metų populiariausias paaiškinimas buvo milžiniškas susidūrimas ankstyvaisiais Saulės sistemos laikais. Pagal šį modelį didelis ledo objektas susidūrė su Plutonu prieš milijardus metų. Dėl smūgio stiprumo dalis medžiagos buvo išmesta į galaktiką ir vėliau susijungė, kad susiformuotų Charonas. Iš pirmo žvilgsnio ši idėja atrodo pagrįsta. Tai taip pat yra pagrindinis mokslininkų paaiškinimas, kaip susiformavo mūsų Mėnulis po milžiniško susidūrimo su jauna Žeme. Tačiau tobulėjant kompiuterinėms simuliacijoms ir plečiantis galimybėms tirti Plutono ir Charono sudėtį, pradėjo ryškėti tam tikros problemos. Jie juk nėra tokie kaip Žemė. Plutonas ir Charonas daugiausia sudaryti iš ledo ir uolienų, dėl to jų reakcija į stiprų susidūrimą būtų kitokia nei didesnių uolinių planetų. Čia pradėjo rastis naujesnė idėja, kurią tyrinėja kai kurie planetų mokslininkai.
Užuot pasibaigęs smarkiu suardymu, pirmasis šių dviejų senovinių pasaulių susitikimas galėjo būti švelnesnis. Pagal kai kurias šiuolaikinės simuliacijas galėjo įvykti lėtas ir lestinis susidūrimas tarp dviejų arti esančių kūnų Kuiperio juostoje. Jie iš karto nesusiskaldė į gabalus. Vietoj to, jie galėjo laikinai susijungti, sukdamiesi kosmose, prieš vėl atsiskirdami vienas nuo kito. Tai panašu į du automobilius, kurie švelniai susidūrė važiuodami mažu greičiu ir po to nuvažiavo skirtingomis kryptimis. Tik šiuo atveju jie visiškai neišsivadavo vienas nuo kito gravitacijos. Nuo tada jie liko kartu nuolatinėje gravitacinėje partnerystėje. Nors jų kilmės kilmus duomenys vis dar tyriami, stebėjimai rodo vieną svarbų dalyką. Plutono ir Charono sudėtis skiriasi. Plutone yra didesnis uolienų procentas, o Charone daugiau ledo. Daugeliu tyrėjų tai rodo, kad jie nėra paprastas vienos medžiagos mišinys po labai karšto susidūrimo. Gali būti, kad jie jau turėjo savo tapatybę dar prieš tapdami pora kosmose. Tačiau, kad ir kas iš tikrųjų tada įvyko, yra vienas poveikis, dėl kurio mokslininkai beveik tikri. Milžiniška energija buvo sukurta, kai gravitacija formavo jų naują tarpusavio ryšį. Kai jų orbitos ir sukimasis pamažu keitėsi, abiejų pasaulių viduje kilo didžiulė trintis, o ta trintis virto karščiu. Tai labai svarbi detalė, nes itin šaltoje Saulės sistemos dalyje, kur jie yra, bet koks papildomas karštis gali pakeisti visą planetos ar mėnulio istoriją. Daugelis planetų modelių mano, kad ši šiluma galėjo susilpinti storą ledą Charono viduje. Po šiuo įšalusiu paviršiumi tolimoje praeityje galėjo susiformuoti didžiulis požeminis vandenynas. Vandenynas, kurio žmogus niekada nėra matęs. Vandenynas, paslėptas po kilometrų storio ledu. Ir jei tai tiesa, tai reiškia, kad tyli. Pasaulis, kurį matome šiandien, kažkada buvo daug aktyvesnis nei daugelis mano. Daugelį dešimtmečių po to, kai buvo atrasta, Charonas liko tik neryškus taškelis Žemės teleskopuose ir niekas nežinojo, kaip ji iš tikrųjų atrodo. Niekas nežinojo, ar čia yra kalnų, skardžių ar senovinės geologinės veiklos pėdsakų. Tada atėjo istorinė akimirka. 2015 m. Liepos 14 d. pro šalį praskriejo NASA zondas New Horizons. Plutono sistemoje po beveik 10-metį trukusios kelionės kosmose pirmą kartą žmonija iš arti pamatė Plutoną ir Charoną. O parodytos nuotraukos buvo dar keistesnės nei tikėjosi bet kuris mokslininkas. Vietoj paprasto įšalusio akmens, Charonas pasirodė kaip pasaulis su savo sudėtinga istorija. Pasaulis, kuris atrodo kažkada patyrė milžiniškų pokyčių savo viduje, o senovės chaoso pėdsakai vis dar išlikę šio paslaptingo mėnulio paviršiuje iki šiol. Kai mokslininkai išanalizavo New Horizons atsiųstas nuotraukas, vienas dalykas tapo akivaizdus – Charono praeitis nebuvo rami. Nors šis mėnulis dabar atrodo šaltas ir negyvas, jo paviršius pilnas senovinių katastrofų pėdsakų, kurios kadaise sudrebino visą jo pasaulį. Daugelyje Charono paviršiaus vietų matyti milžiniški plyšiai, ilgi skardžiai ir gilios slėniai besitęsiantys šimtus kilometrų. Kai kurie iš jų yra tokie didžiuliai, kad beveik sunku įsivaizduoti jų tikrąjį dydį. Yra regionų, kurių ilgis siekia daugiau nei 1000 kilometrų, o kai kurie skardžiai yra net gilesni nei daugelis žinomų kanjonų Žemėje. Tačiau kyla klausimas, kokia jėga galėtų būti pakankamai stipri, kad suskaldintų beveik visą pasaulio plutą. Ne asteroidas ir ne ugnikalnis įprasta prasme. Pasak planetų mokslininkų, atsakymas gali slypėti pačiame Charone. Kai Plutono sistema buvo jauna, joje dar buvo likę daugiau šilumos. Nuo pat susiformavimo tikėtina, kad prie to prisidėjo ir natūralūs radioaktyvieji elementai esantys uolėtose mėnulio dalyse. Bėgant laikui ši šiluma galėjo būti pakankama, kad ištirpdytų kai kuriuos paslėptus ledo sluoksnius po paviršiumi. Jei šis modelis teisingas, Charon kažkada galėjo turėti didžiulį vandenyną paslėptą po storu ledo sluoksniu. Ne vandenyną matomą paviršiuje, o slaptą vandenyną paslėptą giliai po paviršiumi. Tačiau per milijonus metų, kai mėnulis vėso, situacija pradėjo keistis. Pamažu užšalo vanduo, kuris anksčiau buvo skystas. Ir čia pasireiškė viena keista vandens savybė. Skirtingai nei dauguma medžiagų, vandens tūris padidėja jam užšalant. Kai po Plutą susidarė vis daugiau ledo, jis tarsi pamažu stūmė į išorę visą Charono paviršių. Pluta pamažu tempėsi. Pamažu pradėjo kauptis slėgis. Kol galiausiai atėjo momentas, kai ji nebegalėjo atlaikyti iš apačios kylančios jėgos ir tada paviršius įtrūko.
Milžiniškos lūžių linijos ir kanjonai, kuriuos matome šiandien, gali būti nuolatiniai to proceso pėdsakai. Tarsi pasaulis, kuris pamažu išsipūtė iš vidaus, kol galiausiai jo paviršiuje atsirado didžiulės žaizdos. Dar labiau stebina tai, kad šie įrodymai išliko aiškus iki šių dienų. Skirtingai nei Žemėje, kur yra lietus, vėjas, vandenynai ir aktyvi geologija keičianti kraštovaizdį, Harone beveik nėra tokių procesų. Žemė nėra tankios atmosferos, kuri ištrintų senovinius pėdsakus. Dėl to tai, ką matome dabar, atrodo kaip milžiniška laiko kapsulė iš labai tolimo praeities. Tačiau ne visos palydovo dalys turi vienodą istoriją. Iš tiesų, New Horizons misija atskleidė, kad viename palydove slypi tarsi du skirtingi pasauliai. Šiaurinėje dalyje matomos senovinės terasos. Ši dalis rami, pilna kraterių, įtrūkimų ir seniai vykusios geologinės veiklos pėdsakų. Jie atrodo sena, šiurkšti ir kupina istorijos. Tuo tarpu pietinėje dalyje vaizdas staiga pasikeičia. Paviršius čia lygesnis, kraterių mažiau ir atrodo, kad šis sritis yra jaunesnė nei kiti regionai. Mokslininkams tai yra didelė užuomina, tad čia įvyko kažkas neįprasto po to, kai šiaurėje susiformavo senoviniai plyšiai. Viena iš pagrindinių paaiškinimų yra vadinamasis krateris. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba kaip paprastas ugnikalnis, tačiau tokiame labai šaltame pasaulyje kaip Šaronas iš vidaus veržiasi neišlydyta uoliena. Vietoj to iš vidaus gali iškilti vandens, ledo ir kitų cheminių medžiagų mišinys. Kai senovinis požeminis vandenynas užšąla, po pluta kyla slėgis. Kai atsiranda įtrūkimų, kai kurios medžiagos gali būti priverstos pakilti į paviršių. Per ilgą laiką didelę pietinio pusrutulio dalį galėjo uždengti šie užšalę išsiveržimai. Štai kodėl šis sritis atrodo lygesnė ir jaunesnė palyginti su šiaurinė dalimi. Šioje lygumoje taip pat yra keletas neįprastų kalnų. Kai kurie atrodo izoliuoti ir stovi plačių lygumų viduryje, tarsi jie ten nepriklausytų. Kai kurie mokslininkai siūlo, kad tai gali būti senoviniai senesnės plutos gabalai, kurie buvo atskirti intensyvaus geologinio aktyvumo laikotarpiu. Jei ši interpretacija teisinga, jie gali būti tarsi milžiniški ledkalniai, kurie kažkada judėjo ant užšalusios medžiagos paviršiaus, kol galiausiai liko savo dabartinėje vietoje. Kiekvienas naujas New Horizons duomenų tyrimas vis labiau rodo, kad Šaronas nėra paprastas Plutono palydovas. Tai pasaulis, kuris kažkada turėjo vidinę šilumą, galimai slepia vandenyną ir kurio istorija užrašyta pačiose plyšiuose, skardžiuose ir lygumose, kurias matome šiandien. Tačiau iš visų New Horizons atradimų apie Šaroną vienas dalykas iškart patraukė mokslininkų dėmesį – jo spalva. Ypač neįprasta tamsiai raudona sritis esanti šiaurinėme mėnulio gale. Žvelgiant iš kosmoso, tai atrodo kaip didelė dėmė gulinti ant ledo paviršiaus. Dėl neįprastos išvaizdos kai kurie New Horizons komandos nariai šiai vietai neoficialiai suteikė Mordor Makulos vardą. Ir iki šiol tai išlieka viena įdomiausių visos Plutono sistemos paslapčių. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai tik paprastas spalvos pasikeitimas. Tačiau planetų mokslininkams tai yra svarbus įrodymas, galintis paaiškinti, kaip Plutonas daro įtaką ir kaip pats yra veikiamas. Charono, nors juos skiria 1000 kilometrų. Pagal tyrimus ši raudona spalva greičiausiai susidarė dėl sudėtingų organinių junginių, vadinamų tolinai. Paprastai jie susidaro, kai paprastos molekulės, tokios kaip metanas, yra veikiamos ultravioletinių spindulių iš Saulės ir didelės energijos dalelių keliaujančių kosmose. Per labai ilgą laiką šios cheminės medžiagos tampa tamsios ir raudonos spalvos. Tačiau iš kur atsirado metanas? Čia prasideda įdomesnioji istorijos dalis. Vienas pagrindinių paaiškinimų yra susijęs su pačiu Plutonu. Nors Plutonas yra mažas, jis turi ploną atmosferą sudarytą iš įvairių dujų, įskaitant metaną ir azotą. Pamažu dalis šios atmosferos pabėga į kosmosą. Kol Charonas sukasi aplink savo partnerį, yra tikimybė, kad kai kurios iš pabėgančių molekulių yra pagaunamos jo gravitacijos. Tai tarsi lėtas, bet nuolatinis medžiagos judėjimas iš vieno pasaulio į kitą. Kai į šiaurinę Charono dalį ateina ilga poliarinė žiema, temperatūra smarkiai krenta. Ten aplinka tokia šalta, kad metanas gali tiesiogiai virsti ledu. Po labai ilgo tamsos laikotarpio tą regioną vėl pradės šviesti saulė. Ir kai tai įvyks, prasidės lėtas metano pokytis dėl ultravioletinės spinduliuotės.
Per milijonus ar net milijardus metų galėjo susiformuoti storas raudonos medžiagos sluoksnis, kurį matome šiandien. Jei ši teorija teisinga, tai reiškia, kad pats Plutonas pamažu nudažė šiaurinę Charono dalį. Tai išskirtinis pavyzdys, kaip du pasauliai tiesiogiai veikia vienas kitą neturėdami fizinio kontakto. Tačiau ne visi mokslininkai yra įsitikinę, kad Plutonas yra metano šaltinis. Yra dar vienas paaiškinimas, kuris taip pat toliau tyriamas. Gali būti, kad metanas kilo tiesiai iš Charono vidaus. Jei tiesa, kad čia kadaise buvo senovinis požeminis vandenynas ir didžiuliai krovulkaniniai išsiveržimai, gali būti, kad dujos išsiskyrė iš jo gelmių. Tai apima metaną ir kitas junginius, kurie galėjo pakilti į paviršių. Bėgant laikui šios dujos galėjo kauptis šalčiausiose mėnulio vietose, poliuose. Ir kaip ir pirmojoje teorijoje, ultravioletinė ir saulės spinduliuotė galėjo būti atsakinga už raudonos medžiagos susidarimą, kurią matome šiandien. Šiuo metu dar nėra aiškaus atsakymo, kuri iš šių dviejų paaiškinimų yra teisinga. Taip pat įmanoma, kad abi turi dalį tiesos. Tačiau, kad ir kokia būtų jos kilmė, aišku, kad raudona žymė šiaurinėje Charono dalyje nėra tik paprastas gamtos papuošalas. Tai yra pėdsakas procesų vykusių milijardus metų. Ir tai taip pat priminimas, koks gilus yra Plutono ir Charono ryšys. Tyrinėdami šį palydovą, mokslininkai ne tik geriau pažino Charoną, jie taip pat geriau suprato Plutoną. Iš tiesų, jei Charonas nebūtų buvęs atrastas, tikroji Plutono dydžio, masės ir savybių paslaptis galėjo išlikti dar ilgiau. Charono orbita suteikė svarbios informacijos, kuri padėjo astronomams teisingai ištirti šią sistemą. Paviršiaus įtrūkimai atskleidė galimai senovinę vandenyną. Jo lygumos pateikė įrodymų apie kriovulkaninį aktyvumą. O raudonas regionas šiaurinėme poliuje atvėrė naujų klausimų apie medžiagos judėjimą tarp dviejų pasaulių. Paprasčiau tariant, Plutono istorija niekada nebūtų išsami be Charono. Daugelį metų žmonija manė, kad tai tik paprastas mėnulis skriejantis aplink mažą nykštukinę planetą. Tačiau šiuolaikinis mokslas parodė, kad jų santykiai yra kur kas ypatingesni nei manyta anksčiau. Du pasauliai, du kūnai, susiformavę toje pačioje Saulės sistemos srityje ir dvi istorijos, kartu parašytos gravitacijos, ledo, karščio ir laiko. Iš mažo iškilimo, kuris beveik buvo palaikytas defektų senoje nuotraukoje, išryškėjo viena iš keisčiausių planetinių sistemų, kurią žmogus yra atradęs ir galbūt yra svarbiausia pamoka iš šios istorijos. Kartais didžiausi moksliniai atradimai neprasideda nuo suplanuotos paieškos. Jie prasideda nuo kažko, kas beveik nepastebėta, mažos detalės, keisto stebėjimo ir žmogaus, kuris pasiryžęs paklausti, kodėl.